kai mes esame kažkokioje konferencijoje, susirinkime ir mūsų bendradarbiai arba mūsų kažkokie žymus Lietuvos žmonės kalba, tiesiog žiūrėti atsiribojant nuo žodžių, atsiribojant nuo temos ir stebėti, ką jis iš tikrųjų byloja, ką jis čia bando pasakyti. Reiškia, tą potekstę surasti. Laikyseną, skaityti mimikas, ką jis savo stiliumi bando pasakyti. Vienas gal slepiasi po stiliumi, arba po rūbais, po savo kažkokiu ten statusu, o kitas gal kaip tik nori ryškinti. Iš tikrųjų nuostabu bus, jūs pamatysite, tokių atradimų galite patirti toje pačioje konferencijoje, kurioje tiesiog klausite vienas po kito kalbančių žmonės. Ir tada kitas etapas yra, prieš einant kalbėti viešai, pats savęs paklausti. Tai ką aš čia noriu pasakyti, ką aš čia noriu parodyti, koks aš kietas, ar aš noriu parodyti, koks aš ten labai protingas, koks mano tikslas, ko jis siekia su ta kalba, ko jis siekia. Kitą kartą žmogus pasakoja apie savo produktą, o siekia parodyti, koks aš fainas. Tai visada Tai nesutampa.